Simuliatorių, matematiniai modeliai ir simuliaciniai metodai skirtingose kultūrinėse ir ekonominėse terpėse. Mokymų kurso pristatymas. Pagrindiniai mokymų tikslai. Suteikti žinių apie simuliatorių matematinius modelius ir simuliacinius metodus. Suteikti žinių apie kultūros, bendruomenės, verslo aplinkos skirtumus skirtingose kultūrinėse ir ekonominėse terpėse. Suteikti žinių apie simuliatorių rinkos tendencijas ir ypatybės. Papildomi mokymų tikslai. Pagerinti bendrus darbo komandoje ir tarpusavio supratimo įgūdžius, bei padidinti tarpusavio pasitikėjimą, sudaryti sąlygas pasidalinti patirtimi. Įdiegti ir išbandyti inovatyvią mokymų sistemą, lengvai pritaikomą prie verslo plėtros ir specialistų poreikių. Mokymų programa. Simuliatorių matematiniai modeliai ir simuliaciniai metodai. Kultūra, bendruomenės, rinkos skirtingose kultūrose ir ekonomikose. Kūrėjai, pirkėjai ir partnerystės. Paskirstymo kanalai, pardavimo modeliai, socialinių procesų simuliavimas. Projekto trukmė. 3 mėnesiai su galimybė pratęsti dar vienam mėnesiui. Čia yra įskaitytas laikas ir mokymo medžiagos paruošimui. Tikimės, kad mokymuose dalyvaus iki 50 asmenų padalintų į keletą grupių. Bus surengtos mokymo atidarymo ir uždarymo sesijos. Mokymai bus interaktyvūs, vyks distancinių mokymų sistemoje. Bendra mokymų trukmė iki 150 akademinių valandų. Mokomoji medžiaga perteikiama naudojant realaus laiko informacijos perdavimo technologijas ir arba vaizdo įrašų pavidalu, sudarys iki 15 akademinių valandų. Mokomosios simuliacijos ir praktinės užduotis, laboratoriniai darbai sudarys iki 60 akademinių valandų. Dalyvių savarankiškas darbas, vykstantis virtualioje mokymų simuliacinėje terpėje, sudarys iki 75 akademinių valandų. Šioje skaidrėje matote virtualią mokymo auditoriją. Tokių vietų kaip ši virtualiame pasaulyje turėsime daug. Mokymų koncepcija. Mokymo programos koncepcija ne tik remsis atliktais tyrimais, bet ir suteiks dalyviams papildomą galimybę perimti žinias ir atlikti praktinės užduotis simuliatoriaus Open Simulator aplinkoje, kuri yra vis dar naujovė Lietuvoje, bet sparčiai populiarėja pasaulyje. Mokymo programos koncepcijos autoriai iškėlė savo uždavinį suteikti mokymų dalyviams tiek žinių, kad jie galėtų profesionaliai ir kompleksiškai vystyti socialinių simuliatorių kūrimo ir distribucijos rinką Lietuvoje. Mokymų dalyviai iš karto bus įtraukti į veiklas simuliatoriuje, kuris bus prieinamas visame pasaulyje ir tikimės, kad jau mokymų metu dalyviai pradės kaupti praktinio darbo įgūdžius su simuliatoriaus programinė įranga. Mokymo programuose bus atsižvelgta ir į tai, kad klasterio nariai dirba ir bendradarbiauja skirtinguose sektoriuose bei srityse, vystydami simuliatorių technologinę bazę ir sprendimus, siekdami didinti sektoriaus tarptautinį konkurencingumą. Šioje skaidrėje matote mokymų dalyviams skirtą virtualų miestą. Šį miestą pavadinome UCC Business City. Tikimės, kad šiame mieste kiekvienas mokymų dalyvis įkurs savo arba savo atstovaujamos organizacijos atstovybę, virtualią atstovybę. Mokymo programų koncepcijoje numatytos priemonės, kurios leis mokymų dalyviams išbandyti praktinės veiklas simuliatoriaus aplinkoje, kurios gali padėti atskleisti klasterio nariams
potencialias veiklos galimybės simuliatorių rinkoje ir surasti partnerius. Bus pateiktos gerosios patirtis virtualiuose simuliatoriaus pasauliuose bei susitikimai su simuliatorių kūrėjais ir naudotojais, kurie vėliau gali tapti ir potencialiais užsienio ar Lietuvos partneriais. Mokymo koncepcija numato papildomai naudoti socialinę Open Simulator aplinką, kuri naudojama pažangiose pasaulio mokymo įstaigose. Šioje skaidrėje jūs matote keleto universitetų pavadinimus. Pateikties paskutinėje skaidrėje pamatysite taip pat interneto nuorodas, kurių pagalba galite prisijungti prie tinklalapio ir plačiau paskaityti apie mokymo įstaigas, organizacijas, kurios naudoja Open Simulator savo veikloje. Mokymo procese bus pasitelkta perkančiosios organizacijos pateikta mokymo aplinka Moodle, kuri užtikrins distancinių mokymų galimybę, o paslaugos tiekėjas papildomai parengė naudojimui ir praktiniams užduotims atlikti Open Simulator virtualų pasaulį, nes tai suteiks galimybę realizuoti ir kitus projekte numatytus mokymo metodus ir tikslus. Šioje skaidrėje matote avatarus. Avataras bus jūsų virtuali asmenybė virtualiame pasaulyje. Būtent Open Simulator panaudojimas suteiks mokymo metodui žaidybinę formą, nes visas virtualus pasaulis ir yra 3D žaidimas, kuriame kiekvienas žaidėjas susikuria individualią asmenybę avatarą. Pasirenka lytį, žmogaus ar gyvūno kūną, drabužius, netgi nurodo pomėgius, įgūdžius, profesiją, gyvenamąją šalį ir panašiai. To dėka kiekvienas dalyvis galės susikurti išskirtinę virtualią asmenybę, netgi neatskleisdamas savo tikros realaus pasaulio tapatybės kitiems mokymų dalyviams. Bus sudaryta galimybė kiekvienam mokymo dalyviui prisijungti prie Open Simulator virtualaus pasaulio, parsisiunčiant nemokamą žiūryklę Microsoft Windows operaciniai sistemai, Mac OS kompiuteriams, o savo nuožiūrą papildomai mokymų dalyviai galės parsisiųsti ir kitas žiūryklės, pavyzdžiui, Android operaciniai sistemai, tai yra jūsų išmaniesiems telefonams arba planšetėms. Tai suteiks papildomą laisvės pojūtį. Na ir, kaip jau minėjau anksčiau, būtent Open Simulator panaudojimas suteiks mums daug įvairių dalykų. Tai visų pirma, leis sukurti jūsų individualią asmenybę. Šioje skaidrėje matote vienos iš žiūryklių, tai yra Firestorm Viewer, darbinį langą arba interfeisą. Tikiuosi, ši programa jums patiks. Dabar matote dar vienos žiūryklės darbinį langą, tai žiūryklė, kuri skirta jungtis prie Open Simulatoriaus pasaulio išmaniųjų telefonų arba planšečių pagalba. Deja, ši žiūryklė nėra nemokama, jos parsisiuntimas kainuoja apie 2 eurus. Na, bet jeigu turite tokią galimybę, galite išbandyti, tai įdomu. Open Simulator esančios komunikacijos galimybės, bendravimas realiuoju laiku, naudojant teksto ar balso funkciją, grupių ir bendruomenių kūrimo įrankiai ir panašiai, leis pritaikyti į asmenybę orientuotą komunikaciją, panaikinami komunikaciniai barjerai, taikoma emocinė stimuliacija, fokusuojamasi į prasmę, užtikrinama saviraiškos laisvė. Tuo tarpu mokymų vadovas, žaisdamas kartu, sukuria pasitikėjimo atmosferą, skirdamas dėmesį besimokančiajam ir jį vertindamas. Šios puikios simuliatoriaus teikiamos galimybės tikrai padės išlaikyti susidomėjimą, užtikrins lygybės pojūtį, mokys bendrauti ir išklausyti vienas kitą. Be abejo, 3D mokymo aplinkoje temas daug lengviau pristatyti taip,
kad būtų besimokančiajam asmeniškai įdomios ir palaikyti motyvaciją mokantis. Didelis privalumas ir tai, kad skaidres, videofilmus ir kitą mokymo medžiagą bus galima patalpinti ne tik perkančiosios organizacijos distancinių mokymų sistemoje Moodle, bet ir virtualaus pasaulio 3D aplinkoje. Mūsų įsitikinimu, viso šio priemonių komplekso naudojimas leis ne tik pagreitinti, akceleruoti mokymo procesą, bet ir suteiks lankstumo bei efektyvaus besimokančiojo laiko išnaudojimo galimybę. Svarbu ir tai, kad paslaugos tiekėjas ir pats naudoja simuliatorių, kurdamas ir parduodamas virtualaus pasaulio paslaugas, todėl galės pasidalinti įgytą patirtimi. Štai ir paskutinė skaidrė, joje matote keletą nuorodų. Visose prezentacijose, pateiktise videofilmuose, pabaigoje matysite nuorodas į papildomus šaltinius. Tai yra jūsų savarankiškas darbas, savarankiško darbo užduotis. Kai kuriais atvejais šios nuorodos labai stipriai pakeis jūsų požiūrį į simuliatorių galimybės. Todėl rekomenduoju jas naudoti. Ačiū už dėmesį.